Sveiki, mėlyje, dviem sakiniais su ekonomistu Sigitu Besagirsku ir dabar pašnekėsime apie panacėją Lietuvai valstybinį banką. Idėja man tikrai labai graži. Sigitai, nes žinant, kad mūsų rinkoje vyrauja skandinaviški bankai, skandinaviškiams bankams suteikta tokia laukinių vakarų teisė plėšti, grobti, kelti mokesčius, įkainius, kiek nori. Kažkas yra paskaičiavęs, kad perkant batoną ir atsiskaitant kortelę, batonas pabrangsta vos ne 30 centų. Tai nėra mažai, nes už tą pinigų suvaikščiojimą virtualioje erdvėje bankas nusiema savo pinigus, pervesti pinigus iš vienos sąskaitos į kitą vėlgi. Toliau jie gali tavo sąskaitas užlaikyti. Jeigu tu dirbi su užsieniu, tu turėjai rodyti, aš turiu šimtus pavyzdžių. Toliau mūsų palūkanos Europos Sąjungoje yra didžiausios. Bankai neduoda prieigos prie pinigų. Nefinansuoja, tarkim, dievai nematė, politinių partijų, tai sakau, dievai nematė, prieš rinkimus gal jie bijo, tie reitingai mažiukai, kad kreditingumo reitingas netitinka jų ten tas pasirašytas, velniai žino kažkokias taisyklės, bet jie nefinansuoja verslo, jie neduoda paskolų žemės ūkiai. Tiesiog jie elgiasi mūsų valstybėje kaip savo kišenį ir prisiminkime didžiąją krizę, kai Kubilius, reiškia, bankam skandinavų padovanojo apie 2 milijardus eurų ir jie kas ketvirtį ar kas pusmetį grynus pinigus išveždavo į motininius bankus, tuo žlugdydami mūsų ekonomiką, tai tas valstybinio banko miražas arba idėja, man žinokinai visai yra priimtina, jeigu ten bus visų valstybinių įmonių pinigai, o tai yra ne vienas ir ne du, o 14 milijardų, iš jų galės valstybinės įmonės prižiūrėti, nereikės mokėti švedų bankams, galės galbūt suteikti kreditus ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai tavo kaip ekonomisto nuomonė dėl Lietuvos valstybinio banko įkūrimo, ką dabar eskaluoja daug labai politinių jėgų. Na, valstybinio banko idėja teoriškai atrodo labai gražiai. Iš tiesų, kad, ir ką pats minėjai, problemų yra daug. Pavyzdžiui, su smulkiu verslu šnekant, paskolų gauti yra absoliučiai neįmanoma, nebent verslininkas turi butą Vilniuje ar Kaune 5 kart didesnės vertės negu reikalinga paskola ir jisai verslo naudai įkeičia tą būstą ar kažkokį kitą turtą. Bet dauguma smulkių verslininkų, jie nėra aptekę pinigais, jie nevažinėja prabangiais sportiniais automobiliais ir negyvena miesto centre ar kažkokiose vilose. Jie daro smulkų verslą ir šiaip taip išgyvena, neprašydami iš valstybės pinigų. Tai jiems paskolos yra uždarytos, visiškai, sakykime, beveik nėra galimybių pasiskolinti. Kitas dalykas, kaip ir pasakė, yra oligopolinė situacija, yra netgi kvepianti kartelių, nes yra 2,5 banko, kurie diktuoja sąlygas, dar prisiminkime klausimus keliančius bankrotus, Noro banko bankrotą, Ūkio banko bankrotą, į tos klausimus nesakyta iki šiol, prisiminkime Grybauskaitės asmeninius puikius santykius su SEB banko prezidentė Anika, ir daugelį kitų dalykų, ir kai suvedė, ir kitas dalykas Lietuvos banko darbo kokybė, priežiūros, sakykime, ypač kredito įstaigų priežiūros klausimų. Yra daug klausimų, ar yra didelė nekompetencija, ar yra kažkoks interesas, kodėl leidžiama uždirbti, kodėl skandinavų bankai ilgą laiką buvo atleisti nuo dalies mokesčių, ko neturėjo joks kitas verslas ir kitas užsienio investuotojas Lietuvoje, kodėl yra tai proteguojama. Ir aišku, čia reiktų alternatyvos, reiktų kito banko. Dabar klausimas, ar valstybinis bankas būtų geriausia alternatyva. Ir čia vėl viskas susiveda į žmonių sąžinę arba mūsų šalies vadovų sąžinę. Teoriškai, ta prasme, valstybinis bankas su ribotesniu funkcionalumu, tai yra su mažesniam funkcijom nei turi SEBas ar Svedas, galėtų egzistuoti. Pavyzdžiui, rinkti indėlius, turėti skyrius kaimuose, mažuose miesteliuose, kur komerciniai bankai uždarė juos. Taip, tai galbūt nebūtų tie skyriai pelningi arba, sakykime, arba netgi atskirais atvejais būtų nuostolingi, bet yra tam tikra socialinė funkcija. Kai viešasis transportas, pavyzdžiui, miestuose yra socialinė funkcija ir nieks nesipiktina, kad važinėja autobusai ir troleibusai, nors jie yra subsidijuojami savivaldos. Tai čia galėtų būti bankas su tam tikra valstybinė funkcija, kur bankas galėtų daryti tam tikrus pavedimus, sakykime, ir panašiai. Bet čia atsiranda didžiausia rizika. Pirmas dalykas, iš kur pinigai. Valstybė pigių pinigų neturi, reiškia, valstybė turėtų pati skolintis. Iš kur dažnai valstybė skolinasi?
skolinasi iš SEBO arba SVEDO. Tai reiškia vėl, jeigu valdžioj bus, koks nors nesąžiningas žmogus, kokia nors čia, paimkim bet kokį vardą, sakykim, čia atsitiktinis sutapimas galėtų būti, ateina koks nors vadovas valstybės vardu Ingrida. Ir Ingrida sako, žinot, geriau pasiskolinti iš SEBO už 5% ar iš SVEDO, sakykim, ir valstybinis bankas turės pinigų ir galės skolinti verslui. Dabar kam skolins verslui? Sakys, yra tokia labai viena gera mokykla Vilniui, ar, sakykim, darželių koks nors tinklas Vilniui, jiems reikia išduoti lengvatinę paskolą ir, sakykim, ta valstybės hipotetinė vadovė Ingrida sakys, va šitiem išduodam, ir ką, priimti partijos klapčiukai, kurie turi labai labai gerą bankinę patirtį, 10 metų buvo ten jaunaisiais konservatoriais, jaunaisiais socdemais ir taip toliau, ir po daug, arba, sakykim, jaunasis LGBTistas, buvo jaunasis LGBTistas, dabar tapo koks nors finansų viceministras, pateko į naujo valstybinio banko valdybą, vienareikšmiškai vienbalsiai iškelia rankas, tai tai mokyklai būtina paskolinti lengvatinę paskolą. Pasiskolinom brangiai iš SEBO ar SVEDO, pigiai perskolinam ten. Kodėl tokio scenarijaus negali būti? O kiek jis nerealus? Jis netgi labai labai realus. Ir vėl prasideda dar viena kišenė, kurią mes visi finansuosim iš biudžeto, ir iš tos kišenės bus tie pinigai skirstomi į kairę ir dešinę. Ar mes rasim kompetitingų ir nepriklausomų žmonių? Pažiūrėkime, mūsų Lietuvos bankas, kuris turėjo priežiūros funkcijas vykdyti, kiek jisai nepriklausomas? Atsakykim patys savo, kiek jisai nepriklausomas, ypač kiek jis buvo nepriklausomas Snoro ir Ūkio banko bankroto bylų atveju, kiek mokėjo bankroto administratoriam iš mūsų biudžeto. Ar tai kalbam apie nepriklausomą komercinių bankų reguliatorių? Kodėl dauguma įstatymų yra rašyta, kad galima skolinti tik iš komercinių bankų? Pradžioj paminėjai partijoms skolinti. Taip, dzintos partijos, mes nemėgstam tų partijų, aš irgi žiauriai nemėgstu partijų. Taip jau yra, bet partijos valdo Lietuvą. Įstatyme parašyta labai aiškiai, politinės partijos gali skolintis tik iš bankų. Jos negali skolintis iš kredito unijų, jos negali skolintis iš kitų kredito įstaigų. Kodėl? Turim platų kredito unijų tinklą, o gal tos unijos paskolintų. O dabar bankai visada skolino partijom, o dabar, kai konservatoriai netyčia tapo, kaip aš paklausiau, su 2 bankais šnekėjau, paklausiau, kodėl nuspręsta neskolinti politiniam partijom. Tai sako, šita konservatoriai turi pinigų, o kol jie valdžioj, kitiems skolinti negalim. Taip maždaug. Tai sakau, jūs gal užpyko dėl tų naujų mokesčių, kur čia buvo įvesta. Sako, kokie tie mokesčiai? Tie mokesčiai čia viskas suderinta, čia viskas gerai su tais banko mokesčiais. Žodžiu, bet sako, yra tie, kas valdžioj. Sako, visi turim mes išgyventi ir darom tai, ką reikia, nes tai yra, kaip komercinis objektas. Nes, jeigu kalbant apie banko retoriką, taip skirtai bankai net neslepia, kad pas juos yra viskas įdomu. Aš čia pacituosiu kelias frazes, pavyzdžiui, bankų vadovų pasakytų, Lietuvos bankų vadovų, padorumas ne šio pasaulio dimencija, o kas jums sakė, kad pasaulis tobulas ir panašiai, ta prasme, jie net neslepia. Padorumas ne šio pasaulio dimencija, tai Sigitai čia garsusis žmogus su liemene, ne Leninas, bet kur kas stambesnis, tai buvęs Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas, po to Lietuvos banko pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Jo, tai būtent ta prasme, bet klausimas, Vasiliauskas, kiek jis kokybiškai dirbo ir kiek gerai atliko pareigas, žinant, kad visą, ką mes jau paminėjom, tu paminėjai, aš paskui pakartojau, ką tu pasakei, paskolų kaina, paskolų prieinamumas, skyrių uždarimas regionuose ir visa kita, valstybės skolinimas už didelę kainą, dar sienų statymas, kad negalima būtų įsileisti kitų bankų, tai yra iš kitų šalių ir panašiai. Vasiliauskas turėjo padaryti, kad to nebūtų, o atvirkščiai šitie bankai sustiprėjo. Kiek kokybiškas darbas? Jeigu mes turėsim komercinį banką, ar nebus taip, kad mes turėsim klonuotą Vasiliauską 2, Vasiliauskaitį kokį, kur ir Vasiliauskaitis dar elgsis dar žiauriau. Ta prasme, nes banką valdys ne pelno interesas, banką valdys partija. Partija, kuri vadovaus. Išvardinkim, kiek Lietuvoje yra gerų partijų. Tų gerų, kur mes tikim.
šiaip realiai apie nulį turbūt, ne? Nu, ta prasme, už kažką balsuojam rengdamis mažiausią blogybę. Bet tų partijų gerų, kur mes tikėtumėmės ir eitumėm aklai paskui jas, tai yra kažkur taip tarp 0 ir 0. Kitaip nepasakysi. Kitaip, o jeigu aš tau užduosiu štai tokį klausimą, žiūrėk, tu sakai, kad neturėtumėm su tuo valstybiniu banku Vasiliauskaitės arba Vasiliauskiuko kokio kito numeris 2, 3, 5. Nu, tarkim, hipotetiškai, ateina Besagirskas, Klivečka į valdžią ir mes tiesiog priverčiam priimti tokius įstatymus, kad viena partija, kad ir būdama valdžioje, negalėtų valdyti to banko, kad įstatymais numatomos ribos palūkanų, už kurias skolina tas bankas, jeigu jam yra nustatomos griežtos taisyklės, kad jis privalo skolinti mažai bendrijai Sigito Besagirsko arba nedideliam UABui ar Klivečkai, jis privalo skolinti už mažas palūkanas, kad vidutinis ir smulkus verslas, kuris yra, nežinau, tu kaip ekonomistas pasakai, gal aš kalbu netiesą, yra bet kurios išsivysčiusios pasaulio šalies ekonomikos pagrindas ir pamatai. Jeigu tu sužlugdai vidutinę klasę, smulkų vidutinę verslą, žlunga visa valstybė. Jie privalo skolinti. Jeigu taip nepadarysi. Daug vidutinio verslo iš tikrųjų yra labai silpno, mirštančio ir taip toliau. Ir visiems skolinti negali. Kitas dalykas, neįmanoma išrašyti objektyvių taisyklių, kada gali skolinti, kada ne. Bankininkas pats mato, nes, yra kiekvienas verslas yra unikalus. Netgi paimkim duonos kepyklos, sakykime, Vilniaus regione turbūt yra apie 100 jų mažų visokių kepyklėlių. Kiekviena yra išskirtinė. Aš su kokiom 3-4 bendrauju, nes pats perku naminę duoną ir matau, kad ta prasme vienur ten yra situacija tokia, kad ten kažkas tai gali padėti, giminės padeda. Kitur yra situacija tokia, kad žmogus tiesiog į entuziazmas veža ir jis jau ten gal kelis kart bankrutavo, prisikėlė, kalbino draugus ir taip toliau, bet to neaprašysi taisyklėse. Ir tu nežinai, ar gali skolinti ar ne. Tu turi netgi dažnu atveju vadovautis tam tikrą nuojautą, priimdamas sprendimą ir rizikuoti arba nerizikuoti. Taip kad, tai nėra taip paprasta. To neišrašysi. Kitas dalykas, mes matom, kad valstybinių įmonių valdybos dažnai jas deleguojama įvairių partijų atstovų, bet gaunasi taip, kad ta partija, kuri valdančioji daugumoje, jinai pasako, kaip balsuot, o tuos opozicinių partijų atstovus dažnai opozicinės partijos net neturi stiprių žmonių, deleguoja, negražiai pasakysiu, bet tikrai antrarūšius, ir tie antrarūšiai labai pigiai parsiduoda, nes jie vis tiek nesupranta, ką jie čia veikia ir supranta, kad ilgai čia neįsėdės. Taip, kad vis tiek korupcinis elementas yra labai stiprus Lietuvoje ir aš manau, tie, kas norės padaryti, o žinant, kad tie, kas nori padaryti ypač šituo klausimą, yra ypatingai turtingi. Ir ta prasme, ir čia mes kalbam ne apie 10 ar 15 tūkstančių, čia kalbam apie bet kokią sumą, nes ta suma vis tiek atsipirks. Čia nulių gali būti ypatingai daug šitoj vietoje. Taip, kad aš būčiau labai skeptiškas. Valstybinio banko idėja yra idealioji Platono valstybė. Jeigu turėtumėm Platono valstybę, valstybinio banko idėja būtų gera. Tai ir atsiprašau, mane uodai puola, ir valstybinio banko idėja tikrai būtų gera. Bet šiuo atveju tai man labiau primena, maisto produktai Lietuvoje daug brangesni nei Lenkijoje, Vokietijoje ir kitur. Darom valstybinę maksimą. Pradeda tegu valstybė prekiaut produktais, turėsim pigius produktus. Žiūrėkim, kas dar pas mus brangu. Pas mus vaistai brangus, atidarom valstybinės vaistinės. Ir taip grįšim prie socializmo ir jau turėsim vėl, kad privataus verslo neliks, nes viską darys valstybė. Tai gal grįžtam į sovietinius laikus, kur turėsim viską sovietišką. Antras dalykas, pažiūrėkim Rytų ir Centrinę Europą. Didžioji dalis valstybinių bankų, mes juos privatizavom berods Žemės ūkio banką, ar kaip jis kažkaip vadinasi, Žemės ūkio 2002 metais berods paskutinė. Ta prasme, ir kai kurios Rytų ir Centrinės Europos valstybės dar neseniai privatizavo savo paskutinius valstybinius bankus. Visi iki vieno jie buvo nuostolingi, visus rėmė valstybė ir galiausiai privatizavo, nes valstybėm buvo pigiau. Kodėl privatizavo? Nes korupcija. Jeigu būtų jie sąžiningai, nes mes imam pavyzdžius Vokiečių valstybinis bankas, dar kažko, jie puikiai veikia.
mentalitetas kitas. Išaukim iš to, kad reikia praeinant kaip kleptomanui pasivokti, nežinau, saldainių dėžutę parduotuvėje, nu šitaip juokauju. Bet esmė tai, kad pradėkime mylėti savo valstybę nors kiek. Visi iš to išlošim ilguoju laikotarpiu. Dabar pavogtas euras, po to duoda minus 10 eurų rytoj. Tai čia yra didžiausia bėda. Bet jeigu kalbant apie sprendimą, ką aš siūlyčiau daryti? Pirmas dalykas, tai leisti kitiem legaliai veikiantiem ES bankams, Lenkų bankams, Vokiečių bankams, Olandų bankams, Britų bankams, Britai ne ES, Prancūzų bankam ir taip toliau, teikti maksimalę kiekį paslaugų čia ir nuotoliniu būdu aptarnauti Lietuvos rezidentus. Ta prasme, tiek įmonės, tiek fizinius asmenys, liberalizuoti rinką iki negalėjimo ir tada Svedas, Sebas ir taip toliau, jie nusileis. Manau, kad atsiras konkurencija. Antras dalykas, turim kredito unijų, didžiulį tinklą kredito unijų ir jos visaip įstatymiškai diskriminuojamos. Jom ten to negalima, tie apribojimai virš 100 000 skolinti su centrinės kredito unijos, ten leidimų ir taip toliau. Ta prasme, jie ten tokioj gyvena, aš nežinau, kalėjimo sąlygom. Ir pagal įstatymą, vienas pavyzdys buvo, politiniam partijom negali skolinti, dažnai viešuose pirkimuose aiškiai parašyta banko garantija. Ir aš sakau, o galiu aš duoti kredito unijos garantiją? Ne. Banko, o kur parašyta, kad taip reikia? Mes šitai viešųjų pirkimų komisiją sugalvojom. Sakau, koks jums skirtumas, kas jums garantuos, pavyzdžiui, 100 000 eurų? Ar bankas? Ne, mes čia taip sugalvojom. Aišku, jeigu aš paduosiu teismą, gal laimėsiu. Bet dėl 100 000 pirkimo, nepaduosiu teismą, nes tau byla kainuos 20 000. Net ta prasme, jeigu mes padarytumėm du paprastus žingsnius, liberalizuotumėm rinką, leisdami Europai veikiantiem bankam teikti paslaugas čia neįsisteigus Lietuvoje ir liberalizuotumėm kredito unijų rinką, aš manau, kad čia būtų labai geras apynasris tiem 2,5 banko, kurie iš tikrųjų Lietuvoje dominuoja. Ir pabaigai 3 momentai, Sigitai. Tu sakai, mentalitetas kitas. Mentaliteto kol kas dar nepakeisim, nes kai žmogus mato, kad vagia viršui, voks ir apačioj. Prisimenu, kada prasidėjo diskusija ir beje, ir Nausėda sakė, kad reikalingas valstybinis bankas, jis buvo už tą ir beje vyriausybė, man atrodo, nuo 16 ar nuo 18 metų yra įpareigota tokį banką įsteigti, bet aš tada prisimenu tiek Skaistės, tiek Šimkaus pasakymus, kad nėra čia eilės, reiškia, ES bankų, prancūzų, olandų, belgų, danų, lenkų, kurie norėtų čia atidaryti savo skyrius ir aptarnauti rezidentus. Lietuvos nėra. Trečias dalykas, ką norėjau pasakyti, dėl kredito unijų, tai man jau kuo toliau, tuo labiau kyla įtarimai, kad būtent tie 2,5 banko yra suinteresuoti neduoti jiems laisvų rankų. Ir paskutinis, Sigitai, tu ką tik pasakei apie smulkų verslą prieš 10 minučių, kad smulkus verslas bankrutavo ir draugų, pažįstamų ir savo entuzijazmo pagalba jis vėl atgimė. Tai ar ne valstybės pareiga rūpinti smulkių ir vidutinių verslų, kad ir ta kepyklėlė, kuris nereikalauja išmaldos darbo biržoje, o sukuria savo ir savo šeimai darbo vietas ir jas išlaiko? Būtent, aš tai ką padaryčiau, čia tavo labai gera mintis. Valstybė atiduoda milijonus kasmet Invegai, kuri kompensuoja palūkanas. Kokia sistema yra? Bankas užkelia palūkaną, sako, dabar jeigu skolintis, tarkim, šiandieną rinkoje, ten nežinau kiek, nuo 8 iki 10% turbūt bankų palūkanos yra smulkiam verslui, stambus skolinasi pigiau. Tai, ir tada valstybė tam tikriem išrinktiesiem kompensuoja dalį palūkanų ir tada sako, viskas gerai. Ką reiškia kompensuoja? Reiškia, kad atiduoda bankam tiesiai tos pinigus, todėl bankai ir sukelia tiek palūkanas, nes įsivaizduok, pavyzdžiui, tu prekiauji burokais, ane? Sakai, mano burokų kilogramas kainuoja 100 eurų, kas pirks? Bet jeigu valstybė sako, mes jums kompensuosim 99 eurus burokų ir visi perka burokų, sako, kai faina, 1 euras kainuoja burokas ir visi perka pigius burokus už 1 eurą už kilogramą. Viskas visiems gerai. Bet kad 99 eurus sumoka valstybė, tu tampi milijonierius labai greitai ir tarpsti, ta prasme, o visi džiaugiasi pigiais burokais. Tai tavo situacija yra ydinga, bet jeigu tau valstybė nekompensuotų, tu pats po eurą pardavinėtum burokus, nes tu bankrutuotum, realiai.
Bet kai tau kompensuoja 99%, kodėl tau po 100 eurų nepardavinėt? Tas pats yra su bankų sistema. Nustokim kompensuoti komerciniams bankam palūkanas ir atiduokim smulkiam verslui. Dalį pinigų ir nesusigražinsim, bet kiti, kurie išgyvens, jie su kaupu kompensuos tos pinigus, kurių nesusigražinsim. Elementari sistema veikia daugelį Europos šalių. Per įvairias startavimo subsidijas ir panašiai, per kažkokias, tarkim, jeigu gauna paskolą, tarkim, 10% paskolos duoda valstybė ir taip toliau kaip negrąžinama subsidija. Yra daug schemų, netiduodant bankui pinigų, duoti tiesiai smulkiam verslui, bet tiesiog tam reikia politinės valios. Ačiū, Sigitai. Ir va, tema tau kaip ekonomistui pasiruošti kitam pokalbiui. Valstybė kompensuoja. Valstybė nekompensuoja. Jeigu aš parduodu burokus už 1 eurą, o 99 kompensuoja valstybė, tai ne valstybė, o pats Sigitai, aš, tavo žmona, mano žmona, Juozas Petraitis, Antanaitis ir taip toliau. Valstybė negyva, ji kompensuoti negali. Ir kaip tu galvoji, gal mūsų kito pokalbio tema ir bus, kad valstybė nieko nekompensuoja, o tai yra iš mūsų sumokėtų pinigų sugrąžinimi pinigai tam tikriems, galbūt net kartais ir naudingiems asmenims. Ar ne taip? Būtent taip ir yra. Taip. Ačiū labai, Sigitai. Iki kito karto.